tekę, tarkim, šakas sudeginti, ar prisibijot šito proceso viso? Tarkim, kad ir saugumo visų reikalavimų Nu, aš laikantis. nežinau, kokį 20 gal. Tikrai mūsų kokį 25 metrų esam ten už tvartų. Dabar senas dar rusų laikas esam deginį. Bet tai vėl buvo ten didelis plots toks. Buvom sudėję dar to šakas. O dabar nesam deginį. Sakau, kad čia buvom. Sukrovė eilį ir viskas. Išvežė. Patogu yra, kai išveža. Nu, aišku, nesirūpinam. Tik to mes nespėjom be nusipjauti. Žadėjau iš vis norėti tą obelis. Dukra atvažiavo į obelį, viskas įskleidė. Man sakė, neš kur norit. Neš. Tai šiais metais susmulkinsit viską? Jo, dabar aš dabar suvažiavau du sūnų, du anūką susmulkins. Nedaug fišimai. Pavyzdžiui, kaimynai nepastebėjot, kūrena tokius laužus, kuria? Nekūrena. Ar vis tiek visi daugiau prie to, kad geriau pasidėsi? Pasidėt, visi mūsų abie tikrai nedegėm. Nežinau, nesu mačiusi. Tikrai to ne. Šašlikienė jau užsikūrė viskas. Matom, ką rūk šašlikienė tų šakų. Jų gyvėjai šitą galėjom pasidėti, ką veža. Pačiu, kad veža viskas. Visą laiką duodat išvežti, nesugalvojat patys kūrenti? Nu, negal kūrenti. Ką veža, tai... Galima. Tai yra tam tikros taisyklės. Dabar ir paaiškinsiu. Ką veža ir Jeigu sugalvotumėt kūrenti atvirą laužą, tai būtinai 30 metrų turi būti nuo bet kokio statinio, ne tik nuo savo gyvenamojo namo, bet mes jau žiūrim nuo ūkio ir nuo kaimyno namo, ne. Tai tada yra saugus ir automatiškai reiškia, kad liekame laužo vieno pačio, be priežiūros, vandenuką arba gesintuvą ir taip toliau. Šašlikinė 6 metrų. Tas pavasarinė talka būna tokia, kad viską sutvarkot, paliekat, komunalinės išveža, ar ne? Ką galit susideginat, perdirbat? Taip, ačiū Dievui, kad dar išveža, kur reiktų dėti. Nu tai sakau, senais laikais niekas neveždavo, ką žmonės darydavo, susikraudavo tiem ir gyvendavo, ne? Tai vat ir tikrinam, ar žmonės tikrai sąmoningėja ir supranta, kad yra tokia paslauga ir reikia ją naudotis, ar vis dėlto tais senaisiais metodais degina ir tada susikelia savo grėsmę Jau dabar man atrodo, kad mažai kas bedegintų. Tikrai, žinokit, tikrai mažai kas bedegina. Mes vykdom prevenciją dėl laužų deginimo, kadangi dabar žolės visi žmonės degina, šakas va degina, bet kartais malonu yra užsukti ir pasidžiaugti žmonių darbais. Kad žmonės išmano įstatymus, kad labai tvarkingai atlieka tai, ką reikia atlikti. Šiuo metu yra pasidėjęs pavasarinis tvarkymasis. Egle, gal papasakotum, kaip žmonės tvarko šakas iš priešgaisrinės pusės, ką pastebit? Iš tikrųjų pastebiu tai, kad žmonės sąmoningėja ir deginimo nebėra, kad savo sodybose degintų. Kiek važinėjau per kaimus ir visą situaciją stebėjau, tai matėme krūvas sukrautas ties sklypais ir žmonės laukia, kol komunalinis atvažiuos ir surinks. Tai va, dėl to labai džiaugiuosi ir manau, kad dėl to tikrai turime mažiau gaisrų ir rizikos, kad užsidegs gyvenamieji namai. Tai sumažėjęs šakų deginimas, manot, yra dėl būtent šios Kretingos komunalininko teikiamos paslaugos, ar kas dar turėjo įtakos? Manau, kad iš tikrųjų dėka komunalinės paslaugos šitos surinkimo ir žmonės ir nedegina, nes kam deginti, kada tau atvažiuoja ir išveža. Manau, kad irgi žmonės supranta, kad deginimas tai yra rizika. Mūsų kalbinti gyventojai ir patys kalbėjo, kad tiesiog net jau daugybę metų nedegina ir tai paslaugai nesant jį. Kokiais būdais dar sutvarko tas šakas? Kai kurie žmonės susismulkina ir pasilieka kūrenimui, kas kūrenasi kietuoju kuru. Tai gal priminkit, kokios tos taisyklės yra? Tai būtent jeigu kalbam apie šakas, tai jeigu yra atviras laužas, tai turime išlaikyti 30 metrų nuo bet kokio statinio, tai ne tik žiūrėti nuo savo namo, žiūrėti nuo ūkinio, žiūrėti ir nuo kaimynų, kad būtų išlaikyta 30 metrų atstumas. Niekada laužo nepalikti vieno, reiškia visada stovime šalia ir prižiūrime, kad jeigu kažkas atsitiktų, kad galėtume jį gesinti, šalia turėti gesintuvą arba vandens, su kuriuo galėtumėm užpilti. Tai vis tiek turime tai atlikti atsakingai. O jeigu, pavyzdžiui, kūrename metalinėje bačkoje, tada atstumas gali būti mažesnis. Aišku, su metalinė bačka yra tikrai daug saugiau, nes tai tolygu kaip ir šašlikinė, nors šašlikinė yra atstumas 6 metrai nuo statinio, bet visada, sakau, reikia žiūrėti ir vėjo kryptį, kad neneštų žarijų į namo pusę, į kažkokią, gal pasirinkti tokią dieną, kada mažiau vėjuota yra.
Nu, yra daug tokių aspektų, į ką reikia atsižvelgti ir būti tiesiog protingam žmogui. O kokia situacija yra Kretingos rajone šiais metais ir praėjusiais, lyginant, ar turėjom daug gaisrų susijusių su laužų deginimu, galbūt žolės gaisrų, kokia yra situacija šiandien? Tiek praeitais metais, tiek šiais metais žolės deginimų, būtent tokių konkrečių, kada buvo specialiai uždegta, kaip ir būdavo seniau, kad sudeginti žolę, už tai žmonės nebedegina, nes yra iš tikrųjų ir baudos skiriamos. Tai tokių specialių nebuvo, kažkokio, kad netyčia nuo pašalinio ugnies šaltinio, tai tikrai buvo tų gaisrų, nebuvo jie kažkokie labai dideli, grandioziniai. Dėl laužų turėjome vieną šiais metais, dėl šašlikinių, dabar bijau pameluoti, gal praeitais metais ir buvo vienas, tai nepasakyčiau, kad jų yra masiškai daug. Tokie pavieniai. Tai paskutinis atvejas buvo Kūlupėnuose, ne? Gal primintumėte? Tai buvo Kūlupėnuose, žmonės 7 metrai nuo statinio kūreno laužą, paliko jį be priežiūros ir nuo jo užsidegė ūkinis pastatas.